Sveiki, šiandien tęsiam tradiciją ir lankom siaubo ir tuo pačiu pramogų parkus. Šiandien esam Raudonės pilyje ir esam chemijos kabinete, turbūt štai toks prieėjimo klasė, mokyklos klasė su šiek tiek pažaliavusia mokytoja, su keliais tokiais pasėdėjusiais mokiniais. Bet šiaip Raudonės pilyje šiemet vyksta toks renginys, Prakiksmas vadinasi ir organizuoja atrakcionadą, daug atrakcionų, susimokiu už vieną bilietą ir gauni atrakcionus, neribotai gauni tokius šiek tiek siaubo kambariukus, siaubo labirintus, nežinau, dar tik tai įėjom į patį parką, bus labai įdomu pažiūrėti, bus labai įdomu pasisupt, taip kad vakaro eigoj pasižiūrėsim, manau tikrai puikiai praleisim vakarą ir įvertinsim, kasgi čia per parkas. Buvo mokyklos klasė, dabar nežinau, čia konferencijų salė turbūt, filmas, projektorius ir daug klausytojų. Bet šiaip dar yra šviesus paros metas, tai įdomu šiaip pažiūrėti, kaip viskas šviesoje atrodo, bet turėtų už valandas pradėti temti ir vaizdai šiek tiek kitaip. Daug lempučių, daug atrakcionų, kurie matau, labai šviečia, groja, bus viskas dar kitaip. O, ką draugeliai sėdit? Matau, savaitgaliauja draugeliai, bet jau čia bus prisivirę košės normaliai, man atrodo. Du sveiki, vienas jau toks biški. Aš su jais nieko bendro neturiu, galvojau pašnekėsim, bet gal ne. Užeikim į ligoninę, kur tiesiog net kviečia, užeik. Varom į ligoninę. Va, ligonis guli. Su visais daiktais atvažiavo į ligoninę. Oi, kiek čia daug ligonių. Šitas tai prie lovos pririštas, matosi, psichinis turbūt. O šita lova tuščia dar. Tau palikta vieta, žinok. Čia visokių detalių galima žmogus rasti, ko tik nori. Ir galvos, ir žarnų, rankų. Čia ir pasimelst turbūt reikėtų atėjus į tokią vietą, ne, bet karstas neuždarytas. O, ir velionio nuotrauka yra net pakabinta. Apžiūrėjom kai kurias siaubo dekoracijas, kaip papuošta. Dabar, man atrodo, laikas ir šiek tiek po atrakcionus pasižiūrėti. Vieni skirti, tokie vaikiški mažesniem, yra tikrai rimtesnių. Einam, pažiūrėsim, išbandysim kažką tai. Šiaip gaila, kad tuose rimtesniuose atrakcionuose negalima normaliai pafilmuoti dėl visų saugumo, nes šiaip apėjom beveik visus, buvom Transformeryje, buvom laive, buvom
švituokliai, bet va, į šitą aš sakiau neįsiu. Jau geriau į kažkurį antrą kartą nueisiu, bet kažkaip šitas man labai, nežinau, gal ne mano skonio, bet nenugalėjau savo nebaimės, nežinau, bet manau, kad dar geriau vieną kitą atrakcioną nueisim antrą kartą negu šitą. O šiaip žmonių, tai nors ir sekmadienio vakaras tikrai negalvau, kad tiek daug bus, bet žmonės naudojasi, kad už vieno bilieto kainą gali atrakcionais kiek nori suptis, tai daug šeimų su vaikais tikrai stebina. Deja, iš 10 žiedų nei vieno nepavyko, bet bent jau simbolinis prizas geriau negu nieko. Dabar, kai sutemo, atsirado ir animatorių šiek tiek daugiau, jau atsirado visur gąsdinimų. Bet šiaip tai yra toks labiau tikrai pramogų ir truputį siaubo parkas, tai puikiai vieta supažindinti vaikus su kas apskritai yra tokie parkai, kur yra vienas kitas animatorius, kur animatoriai nesiekia žūtbūt išgąsdinti žmonės, yra atrakcionai, yra kitos pramogos, tai toks visiškai šeimyninis parkas. Aš šiame parke puikiai praleidau visą sekmadienio popietę ir tikrai rekomenduoju, jeigu patinka siaubas, jeigu patinka pramogos, jeigu patinka atrakcionai, būtent tokių atrakcionų tikrai nedaug rasi parkuose, Helovyno parkuose, tai būtinai apsilankyk. Dar iki pat lapkričio 9 dienos veiks šitas parkas, taip kad važiuok į Raudonės pilį, apžiūrėti ir pačią pilį, yra galimybė užlipti į bokštą, jeigu neklystu, pasižiūrėti iš viršaus ir manau, kad tikrai puikiai praleisi laiką. O aš, kiek buvo galima, supažindinau video, parodžiau, kaip čia kas vyksta, sakau, šiaip gaila, kad negalima iš tam tikrų atrakcionų parodyti, kaip viskas iš viršaus atrodo, bet, manau, atvažiuok, bus tikrai žymiai įdomu pačiam pasisupti, o jeigu pažiūrėjai šį video, tai tiesiog spausk laiką ir susitinkam kitam video kažkur kitur. Iki!